Sveiki visi, taigi šiandieną apžiūrėsiu dar vieną Airfixą ir dar vieną 48 mastelio sraigtasparnį. Čia prieš mane yra dabar Westland Sea Kingas HC4, 48 mastelio modelis, kuris yra pakankamai naujas. Dabar apie tai, kas yra dėžiai. Šitas sraigtasparnis turėtų būti 460 mm ilgio, 397 mm pločio ir jame 289 detalės. Šitas modelis buvo išleistas 2023 metais, taigi pakankamai naujas. Dabar konkrečiai pas mane yra to varianto 24 metų leidimas, kuriame yra dadėtų detalių kažkokių. Na, žiūrim, kaip atrodo naujas Airfixas principe. Dabar, kadangi tai yra vis tik sraigtasparnis, tai detalių pas jį yra nedaug, bet kadangi tai sraigtasparnis, jos yra didelis. Na, šitas sraigtasparnis iš savęs yra šiaip labai didelis aparatas. Tai ir jų čia dydžiai ant mano stalo sunkiai telpa. Dabar, ką aš pastebėjau iškart ištraukęs iš maišelių šios slėnius, tai kad labai jau ryškios ir didelės yra tos kniedės. Tokios, super gilios pasirodė. Nežinau, čia blogai ir gerai. Tada pastebėjau, kad maišelė nukentėjo antenėlę. Jinai čia vos laikosi, kadangi čia brolio modelis, aš gal kol nepamečiau jį kažkaip pritvirtinsiu. Čia būtų galima jį priklijuoti, bet jį turiu įdėjus į dėžę, kol dakeliaus ta vieta, jinai vis tiek pasimes. Tai aš dažnai darau, kaip žiūriu modelius būna, jeigu jau randu, kad detalė, sakykime, taip pat pabėgo, nulūžo, nusispaudė, tai uždėsiu lipnios juostos ant viršaus, kad pagaut ir tą detalę, ir kad maždaug žinot vietą. Taip. Ir galima užrašyti. Čia yra taip. Bus biškį paprasčiau ateity. Toliau visą kitą panašu išlieta iš tikrųjų šiaip labai neblogai. Paskutiniu metu Airfixas mane tikrai stebina su savo detalių išliejimu, tačiau jie vis dar kovoja su praliejimais štai tokiais. Visą kitą, kiek žiūriu, man kaip ir nekliūna, man tik pas Airfixą paprastai kliūdavo jų minkštas plastikas. Čia šiuo atveju jisai minkštas, bet jisai jau yra tvirtesnis, negu būdavo prieš, sakykime, kokį gal, taip ne 10 metų. Labai grubiai taip užmetus. Pa šitą modelį panašu yra ir interjeras, tai yra sėdynės vidaus, štai tokios. Taip pat va čia va labai gražiai išlietas galinis skylis. Šiaip sakau, kol kas labai malonu matyti iš Airfixo štai tokius tikrai gerus liejus. Būna, sakykime, tiem pigesni brandai dažnai nustebina su savo tokiais išliejimais, kurie atrodo priklausytų stipriai brangesnei kategorijai.
kaip sakykim, mane vienas labiausiai nustebinusių Revel modelių, tai buvo Revelio Golfas. Nu, ten detalumas tai mašinai, ten pas ją buvo viskas. Buvo ir net saktis, ir vidus, ir atsidarantis kapotas, ir variklis. Čia šiuo atveju Airfixas panašu irgi pasistengęs. Tiesą sakau, tos knietės toks, atrodo, gal šiek tiek gal per riebiai, nes nepaminu, kad būtų jisai toksai čia sušaudytas taip stipriai, na, bet vėlgi gal uždažius ir biškelį storiau pavarius, gal jos nebus tokios ryškios. Kaip tai jos yra, tai yra gerai. Čia šiek tiek matosi reikės su grašteliu padirbti, norint gražesnius turėti tarpelius ir skylutes. Bet man patinka tvirtumas, kuris čia jau yra. Tiesa, va čia va žiūriu, kad nulūžė. Bet čia liktais nieks nepažeista, kaip nebūtų galima sutvarkyti dar. Ir fiksus stiklus šiaip pabijojau aš išiminėt, bet dabar galvoju, kad reikia jos gal vis tik išimti ir pasižiūrėti. Nes kad jau viskas taip gražiai yra išlieta, nu tai patikrinam ir stiklus. Ir stiklai taip pat panašu gražiai išlieti, gal ne taip gražiai kaip Tamiya, žiūrint šiek tiek matau, kad kreipia labai vaizdą. Tie, kurie lygesni stiklai, nu ir tie kreipia šiek tiek vaizdą. Jeigu matot, va čia, va, banguoja linija. Čia kaip ir tiesus, šiek tiek lenktas, bet skaidrumas stiklo yra geras. Čia, aišku, jau nelabai pataisysimės. Nu, tokio stikliuko galim gal supliruoti, gal bus geriau, bet manau, kad čia pats lėjimas toksai. Tiesa, aš taip žiūriu, man, nežinau, čia gal vaidenasi, atrodo plastikas šiek tiek balkšvas. Ne stiklinis, bet tokio turi baltumo, atrodo jisai. Lyg būtų šiek tiek, nežinau, ne visiškai skaidrus. Toks kaip rūkelis debesėlis, nežinau. Nu, bet gal man čia taip vadinasi. Nu ir paskutinis linys. Tai yra be abejo dugnas. Ir įdomus sprendimas, aš kaip supratau, tai čia yra atskiras vidaus sustiprinimas. Kaip kas. Kad išliet būtų geriau, nelabai supratau, kam jis toks papildomas, gal čia variantui pasikeisti. Na, bet pasižiūrėsim to instrukcijai. Nieko per daug čia detalaus nėra, iš tikrųjų, viskas taip ganėtinai paprastai, be didelio prisitengimo, tiesa, padangos irgi be svorio. Tai jo, dabar kas pas Airfixą mane dažnai nustebina, tai jų instrukcija. Tai jo, o jų instrukcija mane stebina dėl to, kad jinai yra spalvota. Čia taip pat turim dekolės, bet dekolės čia tik tais tarp kitko įdomios. Turim čia porą tokių atskirų dažymo variantų. Tai va turim Jueno variantą. Čia turim Royal Navy variantą. Čia turim panašų dykuminį, prikinį variantą. Ir čia turim taip pat Royal Navy variantą. Viskas pakankamai aiškiai, spalvos sudėtos. Tiesa, jie čia siūlo savo humbrolo dažus.
Tai, kad reiktų pasitikrinti ir gal pažiūrėti atitikmenis, nebent jūs naudojat tos dažus. Na, toliau iš karto mus pasitinka įspėjimas, kad prieš pradedant pasirinkit, kurį variantą dėliosit ir pagal tą variantą reikia išsigręžti į skylės. Svarbu, išsigręžkit skylės, kurios parodytos raudonai. Tai va, pagal dažymo variantą, kurį pažiūrėjom, skirtingos skylės gręžiasi. Tai dabar apatinis HC4 tinka A, B, C, D variantam, skylė gręžiasi. Step 109, 26 puslapyje, tada A, B, C, D variantas gręžiasi skylės. D tik tais variantas gręžiasi čia. Nu ir panašiai taip toliau. Čia jau sužymėta pakankamai, matau aiškiai. Ir labai gerai, kad sužymėta raudonai. Tiesiog aiškiau žiūrėti, akis taip nevargsta. Na ir tada surinkimas. Tas pilkas su raudonai, sakykime, spalvota ta instrukcija labai palengvina tą tokį surinkimą, nes matai, kas susideda, kas turi būti sudėta jau, atitikmuo, gal kur kas yra, ką nudažyti, parodyta atskirai, kas jau surinkta, jau yra tos pačios spalvos, ką renkam, yra raudona spalva šiuo atveju. Tai labai tokia aiški, labai atskirom dalim išdalinta ta instrukcija. Taip, renkasi tas vidus atskirai, žiūrėjom. Šiaip labai tikrai aiški instrukcija, labai pamažai detalių vienam žingsnį. Tai va, tiek apie štai šį sraigtasparnį. Smagu matyti, kad jį galima surinkti taip pat su skleistom mentim. Įtariu, kad viena iš priežasčių, kodėl buvo nupirktas šitas sraigtasparnis, tai va dėl šios opcijos, kadangi, na, visi malūnai, jie labai daug užima vietos su savo mentim. Šitas užims mažiau. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki.